bravissimo. Brava, brava, bravissimo. Na, pastebėjot, aš net ašarą nuklausiau. Taip mane sujaudino šitas muzikavimas šeimos ir prisiminiau aš ir savo vaikystę. Taigi, Lietuvoje prasideda antrasis muzikuojančių šeimų festivalis Gaidų pynė. Startavęs praėjusiais metais, festivalis sukūrė gausų būrį muzikuojančių šeimų iš visos Lietuvos ir tapo įsimintinų įvykių tiek dalyviams, tiek organizatoriams ir žiūrovams. Namai, kuriuose gyvena muzika, yra laimingi namai, nes muzikos garsai labiau nei žodžiai padeda suprasti jausmų pasaulį, teigia populiarus atlikėjas Linas Adomaitis. Tikiu, kad muzikuojančios šeimos yra ypatingai laimingos, nes savo rankose, balsuose ir širdyse neša tą pagrindinę jausmų jėgą - muziką. Tai kažkas neapčiuopiamo, bet labiausiai juntamo. Todėl linkiu visoms šeimoms muzikuoti ir gyventi jausmų pasaulyje. Kaip ir praėjusiais metais, festivalis vyks visoje Lietuvoje. Regioninės dalyvių perklausos Kaune, Panevėžyje, Palangoje ir Vilniuje. Baigiamasis koncertas rugsėjo 24 dieną Vilniuje Balio Dvariono muzikos mokykloje. Festivalio pagrindinis organizatorius Šventojo Kazimiero ordinas. Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir kultūros taryba. Projekto vadovė, muzikologė Aldona Juodeikienė. Taigi pradedame pirmąjį festivalio renginį Panevėžio regiono dalyvių perklausa koncertą. Perklausoje dalyvauja autoritetinga komisija, kuri ne tik vertins pasirodymus, bet ir teiks patarimus dalyviams. Komisijos nariai, aš esu Sofija Šulaitytė iš Operos teatro. Rolandas Aidukas, choro dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas. Taip pat Gražina Dainauskienė, muzikologė, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytoja. Žydrūnė Pilkauskienė, Panevėžio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Snieguolė Alijošaitienė, Panevėžio muzikos mokyklos ir Mikalausko menų gimnazijos mokytoja. Na, o dabar Žeižių šeimos ansamblis. Taigi štai matote, koks šaunus Irmantas su akordeonu. O tikriausiai prisimenat, koks mūsų pasaulyje garsus, mylimas sportininkas, kai buvo toks berniukas, tai Irmantas lankė paprastą mokyklą, muzikos mokyklą ir krepšinio mokyklą. Ir grojo akordeonu. Kas prisimena koks? Sabonis. Palyvas. Sabonis. Tai štai, neprisimenu mokytojo pavardės, bet Irmanto mokytojas, tai Saulius Palyvonas, va taip pat šiandien padės. Na ir mama Svetlana Žiliškienė sintezatoriumi gros. Taigi, pasirodo, Irmantas jau turėjo 2 viešus pasirodymus. Tai akordeono skyriaus koncertas muzikos mokykloje ir šalies akordeonistų festivalis Pavasario spalvos 2017 Naujamiestyje, Panevėžio rajone.
Mama, nors neturi muzikinio išsilavinimo, bet labai norėjo pagroti kartu su sūnumi, tad pramoko groti sintezatoriumi. Ansamblis susibūrė specialiai festivaliui Gaidų Pinėlių. Kartu su sūnumi ir mama muzikuoja ir jų mokytojas Saulius Kalibonas. Taigi skambės kūriniai. Vytautas Bulinskas, Nykštukai. Mažasis sietinėlis. Prašome į sceną Aistė ir Lėja Litinskaitės. Brolis ir sesuo Elga ir Aistė Kėlimų. Draugė Viktorija Čižaitė. Dvi vokiškos harmonikos ir mažasis būgnelis su pagaliuku, du barškučiai kiaušiniai. Kapela Mažasis sietinėlis specialiai susikūrė groti šeimų koncertuose. Pirmasis kapelos pasirodymas įvyko šių metų kovo 11-osios proga Utenos muzikos mokyklos surengtame muzikuojančių šeimų konkurse vienu ritmu. Vyresnieji kapelos muzikantai Aistė ir Elgar ir Viktorija mokosi etnomuzikologijos mokytojos Rimos Garsonienės vadovaujamame Utenos
muzikos mokyklos folkloro ansamblyje Sietynas. Jaunesnės sesutės muzikuoja, pasisvečiuodamos pamokose, jas pamoko ir brolis su sese. Kapelos Mažasis Sietinėlis muzikantai yra jaunieji liaudies tradicijų perėmėjai ir puoselėtojai. Jie myli liaudies muziką, žavisi harmonikomis ir jų repertuaru bei senovišką mūsų krašto instrumento mažojo būgnelio su paduliuku grojimo tradicija. Kapela Mažasis Sietinėlis groja švenčių ir džiaugsmo muziką, mūsų tautos muziką. Mokytoja Rima Garsonienė, Utenos muzikos mokykla. Ansamblis atliks polką Oi mergytė, Uteniškių krašto, iš liaudies muzikantės Danutės Grūdienės repertuaro. Jums pagros Uteniškių kapela Mažasis Sietinėlis. Jūs linksmins Aisėlė, Lėja, Viktorija, Elganas ir Aistė. Mes pagrosime Antano Kervilevičiaus valsą. O jau tos pankos nebus? Bus. Tai dabar... Ai,